Sveiki. Sveikinusi su jais jau 2025 metais, pradedame naują politinį sezoną ir patikėkite, aš esu pilnas pasiryžimo, noro ir turiu ir gerų galimybių pateikti jums pačią įdomiausią informaciją, naudingą jums apie įvykius ES, šiek tiek plačiau, pasiklausti jūsų nuomonės ir galbūt suteikti jums tam tikrų žinių, kurios naudingos arba jūsų profesinėje veikloje, arba apskritai žingeidumas yra gera žmogaus savybė. Pradėsiu nuo to, kad štai kitas pirmadienis, tai yra sausio 20 diena, kada Trumpas bus inauguruotas vėl tapti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, yra data, kuri daug ką keičia. Netgi prieš tai, pažiūrėkite, štai šią savaitę, trečiadienį, paskelbta apie taikų susitarimą tarp Izraelio ir Hamas. Kitaip tariant, prieš inauguraciją jau geros žinios plaukia į Trumpo pusę, ar ne? Pagrindiniais veikėjais arba žaidėjais šioje istorijoje tapo Jungtinės Amerikos valstijos, Egiptas ir Kataras. Eilinį sykį ES, nei didžiosios Europos valstybės nedalyvavo tenai. Kągi, yra 3 vadinamų stadijų susitarimas. Pirmoji bus paleisti 33 įkaitai, izraeliečiai, mainais į 1000 ir daugiau palestiniečių. Antrasis etapas, visi likusieji įkaitai jais bus apsikeista. Ir galiausiai Izraelio kariuomenės pasitraukimas iš Gazos sektoriaus ir, tikėkimės, taikus egzistavimas arba sugyvenimas. Kas atstatys, kas finansuos Gazos sektorių? Pamatysime, greičiausiai ES teks ta garbė, nors pati nedalyvavo šituose sprendimuose ir nėra, sakyčiau taip, krikštamotė visų šitų susitarimų. Šią savaitę Užsienio reikalų komitete apsilankė Riutė, NATO generalinis sekretorius. Daug kalbėjo apie saugumą, daug kalbėjo apie tuos sprendimus, kurie būtini padaryti vakaruose, norint, kad mūsų visuomenės jaustųsi saugios. Ir jis pasakė taip, jeigu mes neinvestuosime, galima rinktis tarp 2 alternatyvų – mokytis rusų kalbos arba emigruoti į Naująją Zelandiją. Žinoma, skamba labai, sakyčiau, brutaliai, skamba netgi ciniškai, bet ko gero, kai kurios politikus reikia prabudinti iš letargo miego ir tokiomis frazėmis. Jo kalba buvo gera, iš tikrųjų atvira, tai buvo atviras, beje, posėdis, specialiai matyt padarytas, kad plačiau išgirstų apie jo nuomonę ir apie jo žinią Europos parlamentui ir vakarams. Kągi, aš manau, kad jisai pasiekė savo tikslą. Matysime, kaip sprendimai, kokie bus sprendimai priimti, kad tie pagąsdinimai iš tikrųjų nebūtų kažkokia papildoma rizika mums visiems. Šią savaitę Baltijos ir Šiaurės valstybių užsienio reikalų ministrai kreipėsi į Europos komisiją, siūlydami dar mažiau nustatyti dar žemesnę naftos kainą. Šiuo metu yra $60 bareliui, norima, kad tai būtų ir 50 ir galbūt žemiau. Su Rusijos energetikos resursais reikia tvarkytis, jie yra pagrindinis karo finansavimo šaltinis. Sveikinu Jungtinių Amerikos valstijų sprendimą dėl to vadinamo šešėlinio laivyno, 200 laivų, tanklaivių buvo įtraukta, to negana, mums reikia daryti ir toliau šitos sprendimus, mažinant Rusijos finansavimo šaltinius. Šią savaitę dalyvau keletoje konferencijų ir Ukrainos, ir Baltarusijos tema. Skirtingos žinios, bet darbai prasideda, jie įsibėgėja, bus štai kitą savaitę jau sesija Strasbūre, išgirsime įdomių diskusijų ir pamastymų mums labai aktualiais klausimais ir mūsų kaiminystė ir apie ekonomiką. 25 metai žada būti iš tikrųjų nebūtinai lengvai nuspėjami, bet pilni įvairiausių įvykių. Apie juos aš jūs ir informuosiu, todėl ačiū Jums už Jūsų dėmesį ir iki kitų kartų.